Sveiki jaučiai. Vis geriau ir šitą savaitę atnešim tikrai labai gražių dalykų. Pirmiausia, daugiau darbo ir tapsite vis populiaresni ir populiaresni, ypatingai tiem jaučiam, kuriem reikia pripažinimo, jūsų pastebėjimo, jūsų veiklos pastebėjimo, galbūt pasireklamavimo. Taigi galite tikėtis, kad iš lūpų į lūpas apie jūsų veiklą ar jūsų darbo kokybę sklis gražus dideli gandai ir atneš jums dėl to naudą ir daugiau pinigėlių ir daugiau galimybių uždirbti. Jeigu gaunate stabilią algą, tai galite tikėtis algos padidinimo. Visais atvejais mėnesio paskutinė savaitė jums atneš daug malonių pasikeitimų ir džiaugsmo. Ateina dar kitas periodas, kai jūs galite planuoti dar kažkokią tai papildomą veiklą, taigi ten bus jau jaunaties galiukas, tai neužmirškite susiplanuoti būsimus metus, galbūt net metus į priekį, ką, kur ir kaip norite uždirbti, nes tai gali išsipildyti labiau netgi negu jūs turite vilčių ar geriau negu tikėjotės gali viskas išsipildyti, nes dabar yra planavimo ir, kaip ten sako, jūs manifestaciją ten į kosmosą turite pasakyti, kad gautumėte tai, ką svajojate ir ką norite. Taigi, neužmirškite mūsų palaikyti ir iki kitos savaitės. Ate.